Sveikos mergaitės. Noriu prisistatyti, mano vardas Dovilė ir man 33 metai. Čia yra mano antras video ir pirmą aš dariau praeitą vasarą ir gal matėte, tai buvo mano nėštumo testas gyvai. Buvo neigiamas ir dabar kovo mėnuo ir still neigiamas. Tai va. Kodėl aš pradėjau šį kanalą? Aš noriu papasakoti savo istoriją ir išgirsti jūsų istoriją. Ir tapti draugais. Ir gauti paramos. Nes tikrai iš artimųjų draugų tu jos negausi. Jie nesupranta mano situacijos. Niekas nebuvo tokioje situacijoje ir niekas negali man padėti. Jie visi sako, atsipalaiduokit ir viskas bus gerai, bet taip nėra. Na, o mano istorija tokia. Mes susipažinom 2005-aisiais meksikiečių restorane ir mano vyras pakėlė alaus bokalą ir aš irgi. Ir nuo to laiko mes tapome draugais. Ir metus draugavom ir po metų pamilom viens kitą ir 2006 metais ir iki 2011 gegužės mėnesio, kai buvo mūsų vestuvės, mes nesisaugojom visiškai, bet naudojomės nutrauktą lytinį aktą. Ir viskas buvo sėkmingai, nes norėjom iš pradžių sukurti šeimą ir po to lauktis vaikų. Tai va, ir dabar jau pradėjom išsigąsti, kodėl taip ilgai laukti. Tad literatūra rašo, kad jeigu moteris yra daugiau nei 35 metų, 6 mėnesius laukti, po to kreiptis pas gydytoją. O jeigu mažiau nei 35 metų, keliauti pas gydytoją už metų. Tai va. Ir dabar aš ruošiuosi gydytojo pasimatymui ir noriu pažinti savo kūną ir pajausti savo vaisingas dienas. Tai va, kiekvieną rytą aš matuoju temperatūrą. Ta pačią valandą žadintuvas sučirškia, pasimatuoju. Ir negalima judėti daug, ir negalima į tualetą, ir užsirašau ant popieriaus. Kitas dalykas, panašiai kokias 5 dienas mano periodo, tai būna nuo 12 iki 15, 16 mano periodo dienos gleivės išsiskiria. Tai va, mano vaisingos dienos. Ir žinau, kad sperma geriausiai išsilaiko ir ilgiausiai išsilaiko, kai yra va tos gleivės. Tada yra geriausias momentas pastoti. Ir šį mėnesį aš tikrinausi ovuliacijos testą ir buvo teigiamas 14 dieną. Ir mano vyras susilaikė 3 dienas ir 14 dieną mes bandėm stebuklą. Žiūrėsim, už 2 dienų aš tikrinsiu savo nėštumą ir visi sužinosim, ar pavyko ar ne. Toliau, kitas mano vaisingumo yra požymis, kad dešinioji kairioje pusėje jaučiu skausmą, kuris tęsiasi gal 5 valandas ar daugiau. Ir tuo pačiu metu išsiskiria gal truputį kraujo, ar truputį raudono, ar truputį rudo, bet labai nedaug, biškutį pateka. Ir tai gali būti kiaušinėlis išeina ir pasiruošęs apvaisinimui. Tai va, kas dar?
Na ir tiek. Ir gimdos kanalą irgi stebiu. Menstruacijų metu iki ovuliacijos gimdos kanalas yra kietas ir sausas ir gan žemai. Prieš ovuliaciją, po ovuliacijos ir iki mėnesinių gimdos kanalas yra labai minkštas ir labai aukštai. Ir tai yra labai geras ženklas, kad ovuliacija įvyko. Nes ovuliacijos testas pasako, kad hormonas, vaisingumo hormonas išsiskiria. Bet nepasako, kad tikrai ovuliacija įvyko. Tai vat, tas hormonas išsiskiria prieš ovuliaciją. Ir po to temperatūra irgi vat. Temperatūra krenta ir po to pakyla. Ir tada reiškia, kad ovuliacija įvyko ir išlieka labai aukšta iki pat mėnesinių. Ir po to įkrenta per mėnesinius. Toliau, kodėl aš manau, kad mes negalim susilaukti vaikų? Pirma, mano vyrui beveik 49 metai ir spermos morfologija ir judrumas gali būti sutrikęs. Na ir kita problema, jisai labai didžiulis stresas. Stresavoja dėl kiekvieną menkniekį. Ir nedaug sportuoja. Jeigu jisai sportuotų, jam būtų lengviau su stresu susigyventi. Na, o dėl manęs, mano problema yra, gali būti endometriozė, nes yra šeimoj, ir sesuo, ir teta, ir pusseserė, jos turėjo endometriozę, ir miomas, ir cistas. Todėl ir aš turiu šiokį tokį lengvą simptomą, prieš mėnesinės kažkoks nemalonus papilvės skausmas, ypač kai šlapinuosi. Tai vat, kita problema gali būti, dėl negaliu pastoti, apendicito operacija buvo labai sudėtinga ir komplikuota, nes apendicitas sprogo gydytojo rankose ir turėjo labai aukštą temperatūrą ir viskas išsiliejo papilvę ir galėjo tikrai pažeisti mano moteriškus organus ir nesusikuria ten gydos žaizdelės ir sukietėja viskas. Tad organai nebėra laisvi ir dėl to gali būti ir nevaisingumas. Gal, reikia padaryti kažkokių testų, dabar negali nieko čia mąstyti iš anksto. Esu dabar virtuvėj, nes reikėjo prikrauti kameros batarėją. Ir paskutinius žodelius noriu jums pasakyti, nes baigiu šitą video. Noriu labai padėkoti už jūsų dėmesį, labai brangų laiką, kad turėjot kantrybės išklausyti mane. Ir susitiksim kitam video. Ir mano sekantis bus nėštumo testas.